Labas rytas ar jau laba diena. Šiandien vėl trumpai užlėkiu pas jūs pratęsti kažkokią pasidalinti mintimi, būtent kas susijęs su tinklinio marketingo veikla, nes šis sritis šiai dienai man yra mylimiausia ir artimiausia širdžiai. Ir labai dažnai ir pati susiduriu su šiuo klausimu ir kitiems žmonėms kyla klausimas, kodėl pas vienus žmonės į komandą jungiasi žmonės, o pas kitus nesijungia ir jiems niekaip nepavyksta suformuluoti, pradėti kurti komandos. Pasižymėjau keletą punktų, tai užmesiu akį, kad nepamirščiau, ką noriu pasakyti. Ir čia yra esmė šio verslo tame, kad žmogus jungiasi net ne prie verslo. Žmogus jungiasi prie žmogaus. Tai vat, gali atrodo tuo pačiu užsimti ir 10 ir 100 žmonių, bet tas žmogus, kuris norės prisijungti į komandą, eis pas tą žmogų, kuris jam patiks, kuris jam imponuos. Ir svarbiausia viena iš priežasčių, tai būtent yra asmenybė ir pasitikėjimas. Jeigu jau žmogus jungiasi į komandą pas žmogų, tai tu turi jam kaip asmenybė imponuoti, patikti, jis turi tavimi pasitikėti, tai tu turi visą tą sukurti ir tai pateikti, kad žmogus tavimi patikėtų ir tu tada natūraliai pritrauksi tuos žmonės ir nereikės kažkaip per prievartą juos traukti, jie patys tau parašys, patys tuo domėsis ir taip tu pradėsi juos traukti kaip magnetas. Ir labai svarbu, kai lyderis sako, ne tad, kad ateik pas mane, nes man reikia, kad tu ateitum į komandą, man reikia, kad tu prie manęs prisijungtum, bet ateik į mano komandą, todėl, kad tau čia bus gerai, todėl, kad tau čia yra verta. Antras dalykas tai yra vertės pateikimas. Labai dažnai tinklinio marketingo, galbūt tie, kurie pradeda, atstovai ne visai moka suformuluoti tą vertę žmogui, kokią jisai gautų prisijungus. Dažniausiai pabrėžiama tiesiog, kad čia ateik ir užsidirbsi papildomai, bet tai yra tik labai maža dalis to, ką žmogus gauna prisijungęs prie tinklinio marketingo kompanijos, nes čia yra daug daugiau privalumų negu tik papildomas uždarbis. Tai tarkim, kaip ir pas mus kompanijoje, jeigu kalbant konkrečiai, tai tu gauni ne tik papildomas pajamas, bet ir labai stiprią mokymų bazę, galimybę tobulėti ir augti kaip asmenybė, gauni visus saviugdos pagrindus, pradedi dar ir nuo to augimo, tobulėjimo, taipogi gauni labai didelę bendrystę, labai didelį palaikymą, užvedimą ant kelio, nesi vienas įmestas kažkur, kaip sakoma, plaukioti, bet turi netgi tokius mokymus kaip žingsnis po žingsnio, ką padaryti ir va šitą visą vertę tinklinio marketingo, pabrėžti, ką gaunam viduje ir ką dar jis mums suteikia, tai ne tik pajamas, augimą, mokymasi, bet ir laisvę. Laisvę, kai tu pats gali planuoti savo darbo dieną, kai tau nereikia prie kažko prisiderinti, tai yra lankstus grafikas, tu gali matyti, kaip auga tavo vaikai ir begalė pliusų, kuriuos reikėtų pabrėžti žmonėms, jeigu tu nori, kad jie ateitų pas tave į komandą, o ne tik taip, kad ateik, tai tu nes čia užsidirbsi, nes tu čia jau gausi pinigus. Kitas dalykas tai yra autentiškumas ir pavyzdys. Labai dažnai sukuria žmonės didelės komandas, kurie yra kažkuo išskirtiniai iš kitų, kurie yra autentiški ir nebando kopijuoti, nes netgi kartais būna, eisiu, pažiūrėsiu, ką tas lyderis daro, aš taip padarysiu ir pritrauksiu irgi žmonės ir dažnai tai nepaeina, kaip aš sakau, nes turim atrasti savo, kas mums priimtina, kuo mes norim dalintis, nebandant kažko kopijuoti, žinoma, stebėti, sekti, pasitelkti kažkokių idėjų, minčių, užvedimo ant kelio, tai reikia ir netgi rekomenduoju tą daryti, bet visko 100% kopijuoti tai tikrai ne, nes kopijos niekam nepatinka, visi nori to autentiškumo. Dar vienas dalykas, kodėl pas vienus ateina į komandą, o pas kitus ne, tai tiesiog yra nuoseklumas ir kantrybė, nes žmogus yra toks tipas žmonių, kurie tave tikrai labai ilgai stebi, kol suvokia, kad tu tą darai ne kaip hobio, kaip verslą,
kad tu tą plėtoji, kad kiekvieną dieną įdedi pastangas, kad tu pati tuo labai tiki, o ne tada, kada tau užeina darai ir tu tampi tokiu pavyzdžiu ir kartais praeina daug laiko, kad tave žmogus stebi ir į tavo komandą gali ateiti po 6 mėnesių, gali po metų, būna, kad ateina po 2 metų, o kai kurie įsivaizduoja, kad įkėliau 3 storius, pasiūliau prisijungti komandą, žmogus neprisijungia ir vadinasi verslas ne man, nes tikrai žmonės mus stebi, mato ir turim rodyti tą gerąjį pavyzdį, nuosekliai, discipliniškai, veikiant kiekvieną mielą dieną. Ir kas dar? Dar bendravimo įgūdžiai, kadangi tinklinis marketingas tai yra santykių kūrimo verslas, be bendravimo, be žmonių ir be santykių mes to verslo nepastatysim, komandos nesukursim, todėl čia netgi reikia ir bendravimo įgūdžius tobulinti, reikia ir psichologinių žinių, nes kuo daugiau žmonių mes bendrausim, kuo didesnę komandą statysim, tuo įvairesni žmonės mūsų sups. Vieni bus tokie kaip degtukai, kažką netai pasakys, jau užsiliepsnos, reikės su jais vienai bendrauti. Kiti bus labai tylus, kuklus, su jais reikės vėl kitaip bendrauti, norint sužinoti, ką jisai galvoja, ką jisai masto. Taip, kad čia labai yra svarbu santykių verslas. Ir dar paminėsiu keletą priežasčių, kurias esu pasižymėjus, kodėl prie kai kurių žmonių nesijungia žmonės ir jiems niekaip nesigauna suburti, išplėsti komandos, bet to, ką jau paminėjau. Tai, kad kai kurie bendrauja su žmonėmis taip, kad tu privalai jungtis, tu turi čia pabandyti, irgi taip nepaeis, nes arba pasakymas, tu ką nenori užsidirbti pinigų, tu ką vos nekvailas, kad nepasinaudoji tą galimybę, taip nepaeis, reikia atrasti visai kitokį tą bendravimo tašką, be jokio spaudimo ir prastos komunikacijos. Taip pat reikia ištransliuoti aiškiai, kodėl verta žmogui jungtis ir jeigu tu esi nepatikimas žmogus, jeigu tu pats nenaudoji produkto, bandai kažką parodyti, kad tu juos naudoji, žmonės labai greitai pastebi, kada tu meluoji, kada tu kuri kažkokias nebūtas istorijas. Žmonės jaučia ir netgi žmonės jaučia, jeigu tavo akise yra nenoras padėti, nenoras pagelbėti kitam žmogui, ar tai įsirinkti prekę, kuri jam patiktų, arba padėti pastatyti verslą, kad tam žmogui būtų gerai, kad jisai pražydėtų, išeitų iš komforto zonos, kad jisai užsidirbtų, kad jo savivertė padidėtų. Tai jisai tą pastebi. Ir jeigu tavo akise bus tik tais euro ženkliukai, kad tau reikia iš tų žmonių naudos, tai kiekvienas žmogus tą pajaus. Tad visiems, kurie užsiema tinkliniu marketingu, aš linkiu nuoširdumo, bendraujant su žmonėm, turėti tą vidinį tikrą norą padėti, nedirbtinį, neapsimestinį, nes kuo daugiau žmonių tu padėsi nuoširdžiai, su nuoširdžiu noru jam padėti pasiekti jo tikslus, ar įsigyti prekę, kuri ne tau naudinga, kad tu parduosi, o tam žmogui naudinga, nes atneš vertę, atneš gerus rezultatus, tuo labiau ir tau seksis šiame versle. Tai šiandien mano žinutė yra tokia ir iki kito susitikimo.